Sveiki, šiandien pristatome norvegų gamintojo Hausken garso slopintuvo modelius ir juos padėsime įsirinkti jūsų ginklui. Šie slopintuvai žinomi kaip patikimi, patvarus, yra lengvas, patikimas ir ilgaamžis priedėlis jūsų ginklui garso slopintuvas. Visi šitie garso slopintuvai yra gaminami vieno sriegio, tai yra 18-1. Mes jau medžiotojai puikiai susipažinę su gaminamų ginklų sriegiais 15-1, 14-1 ir jeigu jūs turite tokį ginklą, tai yra ne problema pritaikyti šios garso slopintuvus, kadangi gamintojas to pasirūpino. Jisai gamina perėjimus, tai yra nuo jūsų turimo sriegio prie šitiems garso slopintuvams tinkamo sriegio. Pristatome pirmąjį, tai yra SK156X, jis tom išskirtinis iš šitos mūsų dabar pristatomos gamos, kad turi išorinį sriegį ir vadinasi, šitas slopintuvas yra neįgilintas. Jeigu kiti įgilinami, šitas neįgilintas, užsisuka ant viršaus ir garsas slopina iki 29 decibelų. Sekantis modelis JD184MK2, tai turbūt taps klasika, kadangi kainų segmente tai yra pati palankiausia kaina. Slopinimas apie 26-27 decibelus ir jis už pirmtaką yra netgi šiek tiek lengvesnis, sveria 260 gramų. Tai manau, kad irgi puikus pasirinkimas, bent pradedant testuoti ginklus ar bandyti medžioti su garso slopintuvais. Turime patobulintą šito modelio versiją, tai JD184X. Čia turime geresnį garso slopinimo efektą, tai yra 30-31 decibelas lyginant su šito pirmtaku, kuriam deklaruojame 26-27. Ir be abejo šiek tiek yra sunkesnis, bet rezultatą galutinį turime efektyvesnį. Jeigu jūs medžiojate galingesniais kalibrais, jums siūlome Hausken JD224. Tai yra modelis pritaikytas galingesniems ginklams ir jo slopinimas yra irgi apie 31 decibelą. Tačiau sąlyginai aukštis ir ilgis yra aukštesnis už pirmtakus. Jeigu siekime dar aukštesnio rezultato, turime dar vieną versiją. Tai yra JD224X versija, kuri slopinimą pasiekia iki 34 decibelų. Ir kom pastebėtina, jeigu mes jau slopiname garsą iki 30 ir virš decibelų, tai nebedaroma jokia žala mūsų klausai. Na ir pristatome šioje gamoje patį galingiausią modelį, tai yra VD60X. Jisai jau skiriasi tom, kad jos skersmuo yra ant 10 mm didesnis už savo pirmtakus ir svoris sąlyginai didesnis už anksčiau pristatytus slopintuvus garso, tai yra 480 gramų. Ir rezultatai įspūdingi garso slopinimo - 38 decibelai. Jeigu jūs labai dažnai medžiojate ar užsiimate sportiniu šaudimu, tai turbūt čia bus puikiausias pasirinkimas, saugant jūsų sveikatą, tai yra jūsų klausą. Na ir jeigu apibendrinti mūsų pasiūlytus modelius, tai turbūt kiekvieno pasirinkimas atsižvelgia techninės charakteristikas. Jeigu jums reikia kompaktiško su bei gilinimo sriegiu ir jūsų vamzdis yra trumpesnis, 51 mm, 57, galite rinkti šitą modelį priklausomai nuo jūsų priimtų sprendimų ir nuo jūsų turimų ginklų kalibro. Ir kuo galingesnis kalibras, tuo siūlytume rinktis galingesnius, tai yra negalingesnius, bet labiau slopinančius modelius, kurie užtikrintų puikų santykį garso slopinime ir jūsų klausoje. O jeigu jau ieškote maksimalios komforto zonos, tai rinkitės galingiausią modelį ir visada neapsiriksite. Na, visus kviečiame į Valit parduotuvių tinklą, tiesiog fiziškai pačiupinėti, pakalbėti su konsultantų pardavėju apie jums tinkamiausią modelį, jį įsirinkti ir saugiai tinkamai eksploatuoti. Apie priežiūrą šitų daiktų bus kitoje video. Valit, viskas vienoje vietoje.